Sveiki, sveiki. Ir mes vėl su jumis susitikome bendrai praktikai. Ir aš noriu trumpai labai padaryti intro, įvadinį žodį prieš meditaciją. Nors ši praktika yra pritaikyta užtemimo laikui, tačiau ją galima atlikti bet kuriuo metu, kai jausite arba jaučiate vidinį pasirengimą pereiti į naują savo gyvenimo etapą. Užtemimai laikomi ypatingais momentais, kai įsijungia gilesnės programos, kai tai, kas iki tol buvo tik potencialas, įgauna tam tikrą kryptį, pradeda realizuotis. Ir šis užtemimas 2026 metais, vasario 17 dieną, jis pasižymi to, kad daug planetų paradas, taip vadinamas, yra vandenio ženkle. Ir jūs žinote, kad vandenio ženklas siejamas su naujos epochos idėja ir egzistuoja skirtingi apskaičiavimo metodai, skirtingos teorijos, ar žmonija jau įžengė į vandenio epochą, ar dar tik artėjo prie to slenksčio, ar jau mes tenai. Tačiau užtemimai laikomi tomis laiko sankirtomis, kurios ne tik paskelbia pokytį, kiek įjungia pačią programą. Apie tai kalbėjau ir rašiau jau nemažai. Ir praėjusiais metais vyko labai galingas planetų paradas žuvų ženkle per užtemimą. Ir aš tai matau, kaip tuo metu padėjo naujo laiko energetinė matrica. Ir tai dar nėra realybė, o kaip potencialas, kaip fantomas, taip, tas subtilus fantomas. Ir dabar mes kaip žmonija pereiname į kitą etapą, kai ši nauja realybė pradeda reikštis materijoje, galbūt dar ne per kasdieninį gyvenimą, bet mes vis tiek tuos jau matysime, tuos naujus pasireiškimus per savo kūną, per savo vidinės būsenas ir per aš savo horoskope, kas vyks 2026 metais, apie tai irgi pakalbėjau, per tam tikras naujas idėjas, naujus įtakingų žmonių žingsnius. Ir šis laikotarpis, šitą perėjimo epocha, ėjimas į naują laiką, šitas laikas kaip ir apibūdindamas kaip pirmas toks eksperimentas žmonijos istorijoje, kai perėjimas vyksta į naują laiką, vyksta nepaliekant fizinio kūno. Anksčiau gili dvasinė transformacija dažnai buvo suvokiama kaip išėjimas iš kūno, kaip atsisakymas žemiškojo gyvenimo ar net jo pabaiga. O šiandien situacija liktai keičiasi. Ir praktika, kurią mes su jumis darysime šiandien, remiasi supratimu, kad naujaisiais laikais pakilėjimo, sakysime, tai procesas nebėra pabėgimas nuo kūno, nėra gyvenimo nutraukimas. Priešingai, tai dvasinės laisvės ir dvasios galios realizavimas tiesiogiai fizinėme kūne ir dabartinėje realybėje. Tai reiškia, kad nebėra būtinybės palikti įsikūnijimą, norint patirti gilią dvasinę transformaciją. Ir esminiu tampa pasirinkimas likti kūne, likti gyvenime, likti pačiame procese ir gauti iš jo malonumą. Tai reiškia ir mylėti gyvenimą, ir domėtis gyvenimu, ir jausti jam smalsumą, ir būti įkvėptiems.
ir tokį gyvą santykį su gyvenimu kurti. Ir aš matau tai kaip du sparnai mūsų materialus gyvenimas ir dvasinis. Jie susijungia. Ir apie tai bus praktika. Apie tai bus praktika ir mes daugiau nebebūsime pasyvūs žaidėjai. Dabar mes nelaukiam, kada šaltinis, kūrėjas, Dievas atsilieps. Mes priimam sprendimą, mes išaugam kaip žmonija ir mes patys drąsiai judame šaltinio link. Tai toksai labai subtilus vidinis pasirinkimas. Ir metaforiškai jis vadinasi ištiesti pirštą. Tai vidinis leidimas savo judėti link kūrėjo, atsiverti gyvenimui, leisti savo jį patirti. Ir kitas svarbus momentas, kuris bus praktikoje, grąžinti sielai, dvasiai teisę aktyviai dalyvauti mūsų gyvenime. Paleisti kontrolę, mažinti asmeninės pastangas, atsipalaiduoti, leisti viskam, kas jau atgyvena, išeiti ir įžengti į naują epochą, susipažinti su ją, pajausti, kad aš esu ten laukiamas. Taigi dabar pasiruoškite, duodu jums keletą minučių, raskite patogią vietą, ten, kur jums niekas netrukdys, kur jūs galėsite pasinerti į procesą, bet tuo pačiu metu nepergyvenkite, jeigu nepavyks praeiti visos meditacijos, nes jinai liks ir jūs galėsite prie jos grįžti. Prieš pradedami, leiskite savo nieko nedaryti. Tiesiog sustoti ir pastebėti, kad jūs jau esate čia. Padarykite ramų įkvėpimą ir lėtą iškvėpimą. Leiskite kvėpavimui tapti ramesniam, minkštesniam. Tiesiog kvėpuokite. Jauskite kiekvieną iškvėpimą ir įkvėpimą ir leiskite kūnui nusėsti ten,
kur jam dabar saugu būti. Ir pačioje pradžioje leiskite skambėti paprastai minčiai. Tegul mano siela pasiima iš šios meditacijos tik tai, kas jai iš tiesų reikalinga. Visa kita gali ramiai likti fone. Skirkite kelias akimirkas tam, kad tiesiog pabūtumėte. Galite pastebėti, kad dabar niekur nereikia eiti. Šis momentas gali būti pakankamas pats savaime. Ir galbūt galite pastebėti, kiek daug vidinės energijos iki šiol buvo skirta laikymui. Galbūt net įtampai, kontroliai, bandymui atitikti arba viską sulaikyti. Ir dabar galite leisti sau laikyti šiek tiek mažiau. O gal kažkas norės paleisti kontrolę pilnai. Gal kažkas pasiryš atsipalaiduoti pilnai. Ir tada kvėpavimas gali tapti laisvesnis, o vidus tylesnis. Ir galite tiesiog pabūti šiame pojūtyje. Pastebėti, kaip reaguoja kūnas, kaip jis keičiasi. Ar jums yra malonus šitas patarimas? Ir dabar aš jums padėsiu pagilinti šiuos pojūčius. Aš pradėsiu skaičiuoti nuo 10 iki 1. Ir nuo šios akimirkos jūs aiškiai girdėsite mano balsą, o visi kiti garsai bus fone. Jie visiškai jums netrukdys. Ir jums nereikia nieko daryti ypatingo. Tiesiog leisti, kad su kiekvienu skaičiumi kažkas atslūgtų, kažkas pasitrauktų, kažkas taptų ne taip svarbu. 10. Galite leisti atslūgti išoriniam triukšmui. Tam, kas liko už šios akimirkos ribų. 9. Galite leisti nurimti skubėjimui, tam vidiniam jausmui, kad reikia kažkur suspėti. 8. Galite leisti atsipalaiduoti kūnui tiek, kiek dar įmanoma, be pastangų. 7. Galite leisti atliekti įtampai
kurią galbūt net nepastebėjote, kad dar laikėte. 6. Galite leisti mintims tapti tylesniems. Nebūtinai dingti, tiesiog nebespausti. 5. Galite leisti atsitraukti vidiniams dialogams. Jiems dabar nereikia dalyvauti. 4. Galite leisti nusėsti emocijoms. Net jeigu jos lieka, jos gali tapti ramesnės. 3. Galite leisti savo dėmesiui būti čia ir dabar, be pastangų. 2. Galite leisti šiai akimirkai būti tokiai, kokia ji yra, nieko nepridedant. 1. Ir dabar galite švelniai pajusti savo kūną, kaip jis jaučiasi būtent dabar. Ir galite pastebėti savo būseną. Nevertinti, o tiesiog atpažinti. Ir dabar duokite vidinį sutikimą, vidinį leidimą, bet jeigu tik jums tinka. Leiskite viskam, kas jums nepriklauso, pamažu pasitraukti iš jūsų kūno, iš jūsų psichikos, iš jūsų sielos, iš jūsų gyvenimo. Iš vidaus, iš minčių, iš pojūčių, iš jūsų kelio. Jums nereikia žinoti, kas tiksliai keičiasi. Pakanka leisti, sutikti ir stebėti. Leisti tam, kas jau atliko savo vaidmenį, ramiai pasitraukti. Net jeigu tai labai subtilu, procesas vis tiek vyksta. Tai gali vykti labai įvairiai. Galbūt kaip šviesa, kuri tyliai užpildo erdvę. Galbūt kaip šiluma, kuri pasklinda ir atpalaiduoja. Galbūt kaip palengvėjimas, kai nebereikia kažko laikyti. O galbūt be jokių aiškių pojūčių. O galbūt tai vyks labai intensyviai. Galbūt net per labai ryškius pojūčius kūne. Duokite tam vietą. Duokite tam leidimą. Tai yra visiškai saugu. O galbūt kažkas nejaus jokių aiškių pojūčių. Ir tai taip pat visiškai tinkama. Jums nereikia nieko pasiekti šiame procese. Leiskite jam vykti savo tempu. Jūs paleidžiate tai, kas jau nebetarnauja.
tai, kas atgyveno, tai, kas užbaigė savo ciklą. Galbūt tai senos vidinės programos, kurios ilgą laiką buvo priimtos kaip savaime suprantamos. Programa menkumo, programa aukos, programa stokos, programa senėjimo. Ir taip pat bet kokias kitas programas, kurios dabar kyla būtent jums. Jums nereikia jų vardinti visų. Pakanka pastebėti tai, kas atpažįstama, ir leisti tam pamažu pasitraukti. Tiesiog nebeužlaikant. Leiskite, kad tai, kas sena, ramiai atlaisvintų vietą. Jeigu dėmesys nukrypsta, galite švelniai grįžti prie kvėpavimo ir vėl leisti šiam procesui vykti. Kai tai, kas nebereikalinga, palaipsniui pasitraukia, gali atsirasti daugiau tylos, daugiau erdvės. Galite leisti sau čia pabūti šiek tiek ilgiau. Atliktas svarbus žingsnis. Ir šioje erdvėje gali natūraliai atsiverti ryšys. Ryšys su siela, ryšys su tuo, kas gyva jūsų viduje, ryšys su šaltiniu, kūrėju, kuris jaučia. Jis visada yra šalia. Šis ryšys yra juntamas. Pastebėkite jį, pajauskite. Ir galbūt dabar šioje tyloje atsiranda labai subtilus pojūtis, tarsi noras ištiesti pirštą į tai, su kuo ryšys jau juntamas. Į šaltinį, kuris čia pat. Ir galite tiesiog leisti tam nutikti. Taip, kaip natūralu yra jums. Po šio vidinio judesio gali atsiverti kita būsena. Ir galbūt jūs galite prisiminti ir leisti sau mylėti gyvenimą. Ne už tai, kad jis aiškus ar lengvas, o už tai, kad tai yra jūsų kelias. Ir kartu su tuo galite leisti sau vėl domėtis gyvenimu.
jausti, kaip jis vyksta, kaip juda, kaip kvėpuoja, kaip atsinaujina. Ir šiame paprastume gali atsirasti tylus įkvėptumas gyvenimui. Kaip būsena, kurioje gyvenimas vėl tampa prieinamas, svarbus, įdomus. Galite tyliai arba garsiai ištart: aš esu. Aš gyvas, gyva. Aš pasirinku gyventi įdomiai, žaismingai. Ir šioje būsenoje gali atsirasti judėjimo pojūtis. Tarsi prieš jūs atsivertų gyvenimo linija, jūsų gyvenimo kelias. Jis tęsiasi į priekį, toliau nei dabar galima aiškiai matyti. Ši linija veda jūs link horizonto, o ten ant horizonto jau juntamas naujas laikas, nauja epocha, nauji gyvenimo laikai. Jums nereikia žinoti, kaip jie atrodys. Pakanka pajusti, kad kryptis yra. Ir jūs ten laukiamas. Ir galbūt jūs galite leisti savo judėti šią liniją. Labai paprastai. Galite pajusti, kad kūnas šiek tiek krypsta į priekį, kaip labai mažas, beveik nepastebimas vidinis žingsnis. Toks, kuris jau vyksta. Galite pastebėti, kad jau esate šiame judėjime. Ir judėdami galite pastebėti, kad tai, kas liko už nugaros, palaipsniui tolsta, o priešais atsiveria erdvė tam, kas dar tik ateina. Ir jūs galite įžengti į šį naują laiką, į naują realybę, į naują savo gyvenimo liniją. Galite pajusti, kad tai ne tik vaizdas, o tikras perėjimas. Tarsi kūnas lėtai juda per tankę energiją, per tai, kas primena šviesią plazmą. Ji gali būti juntama kaip pasipriešinimas, o galbūt kaip švelnus apgaubimas. Leiskite kūnui pereiti taip, kaip jam dabar natūralu. Ir kai šis perėjimas įvyksta, priekyje atsiveria šviesa. Ryški,
gyva, priimanti. Galite pajusti, kad ten jūsų laukia ne kažkas konkretus, o pats gyvenimas šioje naujoje formoje. Vieta, kurioje yra ryšys su kūrėju. Ryšys, kuris jaučiamas viduje, be pastangų. Vieta, kurioje galite gyventi pagal savo sielos balsą, pagal savo tikrai kelią, pagal savo paskirtį. Ir svarbu, kad tai yra jūsų sprendimas. Tiesiog vidinis taip. Ir galbūt galite pastebėti, kad šiame sprendime yra daug ramybės, o galbūt daug įkvėpimo ir džiaugsmo, o galbūt daug aiškumo. Leiskite savo pajusti, kaip ši būsena įsitvirtina, kaip kūnas atpažįsta, kad čia jam gera, kad čia yra vieta, kurioje galima būti savimi, būti laimingu ir laisvu. Ir šita būsena jums dabar bus prieinama visada, kai tik panorėsite. Ir dabar galite tiesiog pabūti dar kelias akimirkas. Leiskite tam, kas įvyko, ramiai nusėsti, įsitvirtinti ir integruotis. Tegul jūsų siela pasiima iš šios meditacijos tik tai, kas jai iš tiesų reikalinga. Visa kita tegul lieka čia. Ir dabar jūs galite pabūti šioje būsenoje tiek, kiek jums reikia. Kažkurį laiką muzika dar gros, o kai muzika nutils, jūs galite toliau būti savo procese.